Šiaip sportininkai mažai kišasi į politiką. O tu mėgsti jau nuo senų laikų taip gan aštriai pasisakyti įvairiomis temomis, ar esi dalyvavęs ne kartą rinkimuose, bet niekada kažkaip tau nepavyko, ne, į tą Seimą papulti. Dalyvavęs esu ne kartą rinkimuose, į savivaldybę visada papuolu, o į Seimą visada nepapuolu. Ir kas juokingiausia, aš 3 kartus nepapuoliau į Seimą pagal sąrašą, kada aš esu sekantis už borto. Tai kad 3 kartus taip atsitiktų, kad trūksta keletos 15 ar keliasdešimt balsų, tai iš tikrųjų toks jau Lietuvos gal rekordas. Nu, gal yra ir daugiau, bet, nu, iš tikrųjų, čia matomai mane saugo nuo to, iš tikrųjų, nes iš principo visais rinkimais, kaip ir buvo, nu, 100% turėtų būti. Tai dar maža to, kad aš ten lieku kelis balsus, man pritrūksta. Bet visada kažkas atsitinka tom partijom, kur ar tai kažkoks skandalas, ar tiesiog reitingai nukrinta, ar atsiranda kažkokia nauja politinė jėga, kuri būtent susirbė tos partijos balsus. Tai labai, iš tikrųjų, aš taip pat ir pagalvoju, kad nu, kažkaip mane saugo nuo tos didžiosios politikos. Jo, nes kadangi domiesi, matai, koks ten yra širšalynas, ir tikrai, nu, atrodo, patenka normalūs žmonės ir kažkas jos ten pakeičia. Ten vat, kalbant apie tas visokius dvasinius dalykus, tai vat, kalbėjęs esu su tokiais rimtais šamanais, kad ten tikrai yra juodąja magija veikiama šitą erdvę ir tam pačiam Seime ir aplinkui. Aš esu irgi daug apie tai skaitęs, girdėjęs ir aš manau, kad iš tikrųjų tokia yra versija. Ir manau, kad jinai yra tikra, tai kad kiekvienas žmogus turi tos kaip avatarus kažkokius, kurie valdo tos žmonės. Ir kuo žmogus turi daugiau tokių kažkokių blogų įpročių, kažkas ten geria, kažkas narkotikus vartoja, dar kažką, tai tuo tą žmogų lengviau paveikti. Ir paskui per dvasinį lygį tie žmonės yra paveikiami. Ir dėl to, taip sakoma, atrodo, buvo normalus žmogus. O jisai ten su juo nebegali susišnekėti pabuvus metus valdžioje, ir jis pats to nesuvokia, kad ne jis valdo jau visą tą situaciją, bet kad jį valdo, bet aišku, jam teigia, kad čia tu taip sugalvoji, čia tu toks esi protingas ir gudrus, o iš tikrųjų tu vykdai visiškai kitus nurodymus. Jo, netgi yra sakoma, kad yra 3 va tokie sunkiausi žmogų išbandymai. Pirmas yra seksas, kai gali pakišti ten kažkokį tau objektą, ar vyrą, ar moterį, ar vaiką, nu, daug yra visokių tokių dalykų. Paskui yra pinigai. Pinigais irgi, kiek, sako, visi turi savo kainą, ne? Ir trečias, pats sunkiausias yra išbandymas valdžia. Tai, vat, kiek mes matom, vat, kaip sakai, visi turi kažkokių taip silpnybių. Ir ant kiekvieno yra kompromatas. Ir jeigu ant žmogaus nėra kompromato, tai dažniausiai jie būna arba neprileidžiami, arba jeigu jau papuola, tai būna žiauriai puolami per visas įmanomas instancijas. Tai vėlgi dabar toks geras perimas, kiek tau kainuoja būti tuo garsiu balsu, kuris prieštarauja valdžios sprendimams? Kiek esi nukentėjęs finansiškai, morališkai, reputacijos klausimus? Na, reputacija tai čia, kai vis tiek, jeigu tu būtum visiškai neutralus, nu, tai kaip ir nenukentėtum reputacijos, bet jeigu tu pasirinktum valdžios pusę, tai tada tu būtum blogos reputacijos tų žmonių, kurie yra prieš valdžią. Tie, kurie myli valdžią, aš manau, vis tiek yra jų mažiau, jie labai garsiai rėkia ir turi labai didelius medijos kanalus. Persu, jie nemyli valdžią, o jiems gerai prie tos valdžios, nes jie gauna trupinių. Ta meilė yra iš išskaičiavimo. Čia tokia meilė, kur turi būti nauda, nes valdžioje ten tikrų jausmų nėra. Aš visada sakau taip, politikas vieną galvoja, antrą kalbą, o trečią daro. Visą laiką viskas yra skirtinga ir dar ryte vienaip, o vakare kitaip. Tai čia tikrieji politikai, kurie ten suauga su valdžia.
Tai aš politikoje nenorėčiau suaugti su valdžia, iš tikrųjų aš neįsivaizduoju savęs, kada žmogus 30 metų sėdi Seime, nu čia yra nenormalu, ta prasme. Vis tiek turėtų būti ribojamas kadencijos, kažkaip tie žmonės yra, nu, vis beviltiški, ta prasme. Tai yra, nu, o dar sako, jie labai patyrė, čia labai gerai. Tai jie patyrė visų kuo blogiausia. Kas gali būti blogiausia, tai vat, jie viską išmoko puikiai. Bet vėlgi čia kaip kiekvienoj profesijoje, ne? Nu, tu esi savo srity geriausias. Yra kažkur tai geriausias gydytojas, kažkur yra geriausias politikas. Bet, kaip sakoma, žmogus savo profesijoje nuo Dievo, ne? Kuris tikrai žiūri savo darbą atsakingai. Yra ir politikoje tokių žmonių, bet jų paprasčiausiai neprileidžia prie tų jau aukščiausių pareigų. Nes šiaip pasaulį vis tiek valdo vidutinybės. Nes tų tikrai profesionalių ir nuo Dievo žmonių yra mažuma, labai menka mažuma. Ir kas atsitinka, kad jeigu kažkas iškyla, jie niekada nebus tokie, tai jie bando nutempti atgal ir pasistatyti savo žmonės. Taip, ir visose srityse tas pats yra. Nes mano, kaip rinkėjo, kaip žmogaus, tai svarbiausias dalykas, kad politikas būtų sąžiningas. Man ne tiek svarbu kompetencijos, bet politikai labiausiai reikia sąžiningų žmonių. Ko labiausiai trūksta? O jeigu yra sąžiningi žmonės, kai kurie neturi tos stiprybės, kad pasipriešinti ir tam laive plaukia kartu, tiesiog iš kadencijos į kadenciją. Ir kaip ir gali sakyti, kad neblogas žmogus, bet iš principo vis tiek tu užimi tą vietą, kur galbūt kitas žmogus neplauktų, jis ištrauktų irklą ir duotų per galvą tom vidutinybėm, kurios traukia tuos lyderius. O iš tikrųjų tokių gerų politikų yra net per pasaulį mažai, kurie kaip nuo Dievo, kurie iš tikrųjų uždega minias, turi oratorystės meną ir kurie gali tikrai sutelkti daug bendraminčių ir tikrai padaryti didelius dalykus. Tai čia per visą istoriją kelia. Tai irgi norėčiau žiūrovom priminti, kad mes čia tikimės, čia, kodėl tokie politikai, kodėl taip viskas vyksta. Čia yra bendražmogiškas dalykas. Kaip tu sakai, pasaulyje buvo, ant pirštų gali suskaičiuoti, kiek tikrai tokių politikų, kurie žiūrėjo ne savęs, o savo valstybės. Vieną norėčiau, nežinau, ar girdės apie Singapūro lyderį, amžinatilsį Lee Kuan Yew, kuris 2014 metais mirė. Ir dabar Singapūras jau pasuko jau kitą linkmę, nes jisai sukūrė Singapūrę gerus laikus, o geri laikai ką daro, gimdo silpnus žmonės. Ir dabar jau tie, kurie užaugo gerbuvėje šiltnamio sąlygomis, vėl kūrė prastus laikus Singapūrė. Aš turiu draugą gerą Singapūrė, jis man atsiuntė visas knygas apie šį žmogų ir pusę jų perskaičiu, nes labai storo. Tai iš tikrųjų, tai unikalus žmogus. Tokių yra, kaip sakau, vos ne ant vienos rankos pirštų suskaičiuoti gali. Jo, tai iš vis 20 amžiui, mes nekalbam ten, buvo labai ryškios asmenybės, kaip Stalinas, Hitleris, ten Musolinis. Iš blogos pusės, taip, žiūrint, kaip Singapūro, tai galim sakyti, čia yra gerasis pavyzdys. Tai tų gerųjų iš vis mažai yra. Taip. Tai mano dalykas yra istorija ir būtent geopolitika, kas susiję lyderių biografijos ir aš stengiuosi tą siūlų kamaliuką rutuliuoti atgal į istoriją, į senosius laikus. Tai, sakau, kaip Lee Kuan Yew, dar buvo kitas labai irgi žmogus, kuris žiūrėjo savo valstybės interesų, tai Charles de Gaulle'is Prancūzijai. Tai irgi, kuris sugebėjo atstatyti šalį, kur irgi ten po antro pasaulinio karo susirinko ten visos partijos ir socialistai ir fašistai ir ten tampa paklodę vieni nuo kitų, kol pagaliau de Gaulle sako, klausykit, aš ateisiu į valdžią, jeigu jūs man leisite pakeisti konstituciją. Jisai priminėjo vieną sprendimą. Ir jis tikrai atėjęs į valdžią per 10 metų pakėlė Prancūziją į aukščiausią lygmenį. Tai būtent de Gaulle'is, Lee Kuan Yew, o šiaip žiūrint,
nu, tokie vidutiniokai, žinai, visi. Vidutiniokai. Tai va, tai žiūrint va toj mūsų lietuvėliai, tikrai, nu, mes negalim peršokti per bambą. Nu, nėra paprasčiausiai tokių lyderių, kurie supranta, kaip veikia tas pasaulis. Nu. Jeigu iš 6-7 milijardų tik atsiranda keli žmonės, tai iš 3 milijonų, kurių dabar net nėra, tai maža tikimybė, reikia daug metų laukti. Tas pats kaip su galiūnų sportu. Yra stipriausias pasaulio žmogus lietuvis, Latvijos nėra, ukrainietis ten yra, tai iš tikrųjų ir paskui atrodo labai čia gera genetika, tos valstybės tapo čempionu atrodo, bet vis tiek tikri čempionai ir sporte gimsta, nu, ne kasmet, ne kas 10 metų, o kartą per 100 metų. Jo, ir čia, ir manau, netgi toksai tikimybių teorija, niekada nežinai, iš kur gali jisai išaugti. Principė, taip. Tai nėra kažkokios tai vienos formulės. Nu, kažkiek vis tiek, nu, šiauriečiai daugiau tam galiūnų sporte, ne, negu tam. Principė jo, šiaurės šalių žmonės aukštesni, tvirtesni, labiau užgrūdinti, nes šitam sporte reikia užsigrūdinusiam. Tai vis tiek, kad šiauresnės sąlygos žmogaus tą charakterį irgi formuoja. Nori tu to ar ne, bet žmogus, kur visą laiką saulė šviečia, yra vienokio charakterio, o kur saulė retai šviečia, yra kitokio charakterio. Tai tas labai lemia, bet to daug faktorių. Galbūt yra žmogus kažkokiu super talentu, bet jisai tiesiog neturi galimybių savo šalyje užsimti tuo, kad galėtų būti numeris 1 pasaulyje.